Kai kalbame apie ateities gyvenimo modelį, kad jis turi būti tvarus, negalime užmiršti materialinių išteklių naudojimo. Pasaulyje ir Lietuvoje. Pasaulyje žmonės kasmet sunaudoja apie 100 milijardų tonų įvairiausių materialinių išteklių, kad pagamintų tai, ko jiems reikia, tačiau panaudoja tuos dalykus, dažniausiai juos išmeta. Ir pasaulyje tas vadinamas ekonomikos žiediškumas, jisai svyruoja ties 10-12%. Lietuvoje dar blogiau. Mažiau negu 5% antrinių žaliavų panaudojama naujų dalykų gamybai. Todėl mes teigime, kad žiedinė ekonomika turi tapti ateities ekonomikos modeliu. Pakuočių vengimas, maksimalus rūšiavimas, antrinis panaudojimas, jų perdirbimas turi tapti praktika kasdienė visoms prekių grupėms, visose srityse, nes tai yra tvaru. Ir tai reikia daryti naudojant pačią pigiausią ir švariausią atsinaujinančią energetiką.